Sveiki visi, su jumis aš Mainexas ir tai yra pats pirmas video šiais 2019 metais. Sveiki visi, su naujaisiais metais ir ką mes šiandien veiksim. Ilgai galvojau, ką nufilmuot, nes šiuo metu mes filmuojam projektuką ir aš nelabai turiu daug laiko. Tai šiandien pažaisim tokį įdomų žaidimą pavadinimu Tas ar Anas, kuris atseit turėtų nustatyti mano vidinį amžių. Man nuskambėjo tai įdomiai. Tai nusprendžiau padaryti tą challenge, kartu su jumis ir pažiūrėt, ar kažkas iš tiesų tenais veikia, ar ne, nežinau. Ir jeigu jums patiks tokio pobūdžio video, aš galiu padaryti dar vieną rubriką, kur aš žaisiu žaidimą Tas ar Anas, atsakinėsim į klausimus ir žiūrėsim, kokį mes rezultatą gausim. Tad jeigu norite tokio pobūdžio video, komentaruose būtinai parašykite taip ir paspauskite laiką šitam video. O mes, nieko nelaukiant, galime ir pradėti. Taip, mums siūlo pasirinkti tarp gaivių sulčių ir kavos. Vis dėlto pasirinkčiau aš kavą. 10 taškų gauname. Gerai. Užsirašom. Pasirinkimas tarp darbo ir vestuvių. Pasirinksiu darbą. Gauname 0 taškų. Gerai. Einame toliau. Šuniukas ar kačiukas? O čia yra labai sunkus man pasirinkimas, aš nežinau būtent ko, bet pasirinksiu, daleiskim, kačiuką. Daleiskim kačiukas, gerai. Kačiukas bus. Toliau, vaikai ar kelionės? Kelionės. Kelionės 100% čianais. Čia jokio abejonių negalima būt. Gauname 0 taškų. Gerai. Kas toliau? Vakarienė... vakarienė restorane ar Makdake, sakant. Restoranas. Gauname 10 taškų. Gerai. Bet čia restorane daugiau pinigų reikia. Bet tipo vaino. Geriau restorane jau. Žaidimai ar sportas? Labai sunkus pasirinkimas. Pasirinksiu sportas. Gerai. Gauname 10 taškų. Jau mes turime 40 taškų ir judame toliau. Game of Thrones ar... Nei vieno nežinau, tiksliau Game of Thrones žinau, bet tą antrą iš vis net negirdėjęs, bet nežiūrėjau nei vieno. Pasirinksiu nei vieno, tiesiog nesirinksiu, gerai, tegul būna 0 pointsų. Nors negeriau Game of Thrones, tegul būna, gerai. Kremai ar muilas? Ar čia skist... Žodžiu, pasirinksiu muilą, gauname 0 taškų. Ok, why not? Fotografija ar piešimas? Aš taip supratau. Tai čia vienareikšmiškai fotografija man. Ir mes gauname 0 taškų. Ok. Ir kas toliau? Koncertai, tusai, vakarėliai ar sėdėjimas prie teliko ramiai? Pasirinksiu tusus. Gauname vėlgi 0 taškų. Nu, okei. Vėlgi ne. Taip, kas mūsų laukia toliau? Rezultatai. Gerai, taip, palaukit. 1, 2, 3, 4, 5. 50 taškų mes turime. Dėl to einame iš karto prie 0, 10... Ne, čia man daugiau. Man reikia 50 taškų, kur 50? 40, 60. Mano vidinis amžius yra nuo 20 iki 30 metų. Tai štai toks buvo trumpas video, toks testukas, sakau dar kartą. Jeigu jums patiko tokio pobūdžio video, tai būtinai komentaruose parašykite patiko arba taip. Ir paspauskite laiką, aš suprasiu, kad jums patiko tokia tema. Ir ateityje sukursiu tokią rubriką, kur mes praeidinėsime tokius testukus ir žiūrėsime, ką mes gausime ir jo. Tai štai tiek, su jumis buvau aš Mainexas, nepamirškite atidėti laiką, komentuoti, subscribint. Ir sakau jums iki. Bye.